Tu sniegas ahuėl ar kaip? 5 metus nesirodai, o dabar tipo grįžai kaip tėvas, kuris išėjo į magazą pieno nupirkti ir negrįžo? Sniego laukia tiek, kad nebėra jo kur kraut. Jeigu suvežt visą Lietuvos nukastą sniegą į vieną vietą, turėtume savo Everestą. Bet man labiausiai patinka, kad iškritus sniegui žmonės, kurie vairuoja, virsta neandertiolais. Nebesupranta, kaip reikia važiuoti. Vietoj sport režimo įsijungia neandertiolo režimas. Automobilio atkasinėjimas pasidarė kaip šventas ritualas. Tu ją atkasinėjai valandą, tada bandai išvažiuoti iš užšalusios vietos valandą, nes BMW ratai prasisuka. Ačiū Dievui, kažkoks normalus senelizas išlenda ir padeda užstumti, nes tie jauni tiktokeriai pituflekai su gandro lizdais ant galvos į savo ragelius įlindę, net nemato, kad tau reikia pagalbos. O šito viso jobano ritualo nepamirš palikti ant pusnies raštelio, kad niekas neustatytų tau vietos, nes atkasinėjai porą valandų. Galėtų atsirasti naujos darbo vietos naujai profesijai. Profesionalus automobilių stumdytojas. Budėtų kieme žmogus, kuris užstumtų jūsų užstrigusias mašinas. Va čia tai būtų tema. Spaudžiam laiką ant videoso, jeigu sutinkat. Dabar tai išvis, kad nuvažiuoti 10 km, tau reikia laiko tiek pat, kiek reikėtų laiko nuvažiuoti nuo Klaipėdos iki Kauno. Ir viskas per tos neandertiolo režimus. Apie kūmus mirusius, stotelės ir žieminės padangas tai net neverta čia prasidėti. Pasenė jau tie prikolai. Dabar rimtesnės temos vaikšto. Pamirškit jūs išvis tos kemšūdus winterbeaterius. Šiais metais geriausias winterbeateris yra pašiknys. Susirandi bet kokį kalną ir bitinį visą žiemą legaliai už 2 eurus. Ai dar apie tos debilus, kurie jau ant marių ledo lipa. Tikiuosi parašė testamentus, kad mažiau reikalų su notarais būtų. Karočią, sėkmės visiems bitin šitą žiemą, o didžiausios sėkmės BMW vairuotojams.